įeinančius į katedrą mus pasitinka skulptoriaus Arūno Sakalausko sukurta kardinolo Vincento Sladkevičiaus skulptūra. Kardinolas Vincentas, kuris buvo toks paprastas, žmogiškas, šito krašto žmogus, jautrios sielos, grožį mylintis žmogus, jisai čia su šypsena pasitinka, laukia, sėdi, žvelgia į tuos, kurie ateina melstis čia gyvenantis ir į tuos, kurie atvažiuoja čia aplankyti šitos katedros. Jo eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius tai man yra tiek labai brangus, kad tapau jo kaip įpėdinio šioje vyskupijoje. Jo pasirinktas šūkis "Padaryk mane gerumo ženklu" nuostabiai liudija jo gyvenimas, jo darbai, jo pasišventimas, jo meilė, jo pasiaukojimas, jo tvirtumas net ir sovietiniais laikais, kai buvo įvairiausi priekaištai ir spaudimasi bažnytiniam gyvenimui, veiklai, trukdymai visokiausiai. Jis turėjo tikrai drąsos ir pasakyti tiesos ir gerą ir pamokantį žodį. Nenutraukiamas gyvenimas, vadinasi, turi vykti mūsų ir gerume, ir tarpusavio meilėje. Mes nenutraukime. O čia ir blogiausia, kad mes galvojam, kad jau per daug gerą padariau, galiu ir nebedaryti daugiau, kad jau užtenka. Niekada neužtenka. Niekada nėra per daug daryti gerą. Visada turime tęsti tuos dalykus tolyn. Tada pajusime, kad mes gyvename, kad atlikome savo pareigą, pajusime, kad Dievo palaima yra su mūsų gyvenimu, su mūsų tauta. Džiaugiamės ir tikimės, kad ir jisai bus išaukštintas dangaus tose aukštybėse, gal kada sulauksim ir jį, kad bus paskelbtas palaimintoji ir šventoji. Tikrai jo gyvenimas, jo pasišventimas, jo nuolankumas, jo gilus tikėjimas, jo atsidavimas Dievui. Bažnyčia ir ypatingai mylėjo Dievo motiną Mariją. Jis sakė, Marija yra kaip negalimų dalykų motina. Ir todėl jo atminimui mes ir pasiryžom tenai jo tėviškėje įkurti kaip rožinio kelią, kad tikrai jis mylėjo Mariją, pasivedė jos globai. Taigi ir mes tikim, kad ir mes, mylėdami Mariją, atrasime Marijos globą ir užtarimą.